Kankorėžinė liauka, kurios pagrindas yra kristalai, veikia panašiai kaip superlaidininkas. Ji pasižymi ypatingų gebėjimų perduoti informaciją. Ši liauka, esanti organizmo struktūroje, veikia kaip prietaisas, kuris sugeria energinius virpesius iš aplinkos kvantinio lauko. Šie energiniai virpesiai, kaip elektronai superlaidininkuose, yra itin jautrus ir pasižymi ypatingą sąveiką su liaukos kristalinės struktūros savybėmis. Kai kankorėžinė liauka absorbuoja šiuos energinius virpesius, ji transformuoja juos į prasmingus vaizdinius, atspindinčius informaciją. Tai yra sąmonės procesas, kuris paverčia gautus energinius impulsus į įvairius vizualius vaizdus ir prasmingą bei tikslingą informaciją. Visa tai yra perduodama į smegenis, kur gali turėti įtakos įvairiems biologiniams procesams ir sąmonės būsenoms. Toks mechanizmas turi sąveiką tarp fizinio kūno, kvantinių energetinių laukų ir sąmonės.